Taigi, praeitą filmuką matėte Deividą Sukoską, truputį apie žvejybą, yra daug klausimų. Šitą dabar video darysime apie plūdes. Sekantis filmukas vėlgi bus apie Deivido ir Koskos akupiruotę, kaip jie pasiruošę žiemai, apie visus diržus, kas ant diržų, kodėl ten, kodėl būtent toj vietoj, kaip patogo, galbūt valo išmetimas yra klausimų. Tai kitas video vėlgi apie mano draugus Deividą ir Koską, o šitą video norėjau parodyti apie plūdes, nes nebežvejoju žiemą, yra labai daug namų darbų, kuriuos reikia pasiruošti vasarai, norint dalyvauti varžybose ir čempionate norint dalyvauti. Yra tikrai begalės darbų, kuriuos reikia pasidaryti, tas užima labai daug laiko tam, kad paskui produktyviai praeitų visus treniruotės. Taigi, šiek tiek apie plūdes. Čia dėžutė su visom naudotum plūdėm, kas lieka po sezono. Prieš sezoną būna viskas gražiai sudėliotas, suvyniotos sistemos, surašytos, koks švinukas, koks pagrindinis valas, kokie tarpai tarp švinukų, bet apie visus šitus išdėstymus truputį vėliau. Dabar papasakosiu, kokios yra plūdės, kam jos daugmaž skirtos, kad tos plūdės yra gaminamos ne šiaip dėl spalvos, dėl grožio, bet jos gaminamos tam tikrai situacijai, tam tikrai žuvies elgsenai. Pradėkim nuo kolmiko plūdės Jolie. Tai yra, gal pradžiai, kuo skiriasi plūdės? Tai yra plūdės su angliniu kyliu ir yra plūdės su metaliniu kyliu. Kuo jie skiriasi? Su angliniu kyliu plūdės labiau rodo kibimą, kada žuvis kelia plūdę į viršų. Jos lėčiau atsistoja vandenį, tai yra lėčiau pasiekia tokį stovį, kad rodytų kibimą. Su metaliniu kyliu plūdės labai greitai atsistoja, bet jos truputį sunkiau rodo kibimą, kada žuvis kelia plūdę į viršų. Taipogi tas, kas žvejoja su štekeriu, su durtinė meškerė, yra lengviau stumdyti plūdę, ypač pradininkam su angliniu kyliu. Jos nesivarto stumdant meškerę. Su metaliniu kyliu jos labai vartosi ir tam jau reikia truputį turėti įgūdžių tam, kad ją greitai stumdyti tą meškerę. Toliau antenos. Antenos yra plastikinės, yra stiklas, šiuo atveju čia yra stiklas, o čia yra plastikas. Čia irgi turim stiklą ir dar turim antenas su metalu. Dar turim su labai storu plastiku. Plastikinės antenos. Tai yra dažniausiai naudojamos, kada yra labai daug žuvies, kada jinai yra labai agresyvi, kada jinai yra labai aktyvi. Tokiu atveju jinai greitai parodo kibimą, viskas labai greitai vyksta, ypač srovėjai sunku gaudyti su metalinė antena, su stiklo antena, sunku nulaikyti, sunku padaryti pravedimą. Antenos sekanti pagal jautrumą būtų stiklas. Stiklas jau mažiau laiko vandenį, jo yra balansas truputį sunkesnį už plastiką. Ją išbalansuoti yra truputį sunkiau. Bet tokiu atveju kibimą nerimui labai greitai parodo. Plastiko antenos labiau parodo kibimą, kada plūdė yra keliama. Sunkiausiai išbalansuoti plūdę yra, kurios antena yra metalinė. Tai įsivaizduokit, dedi švinukus ir vis taikai tarp va šito ir vis balansuoji. Tai yra tikrai kruopštus darbas, norint išbalansuoti. Negana to, atėjus
su visa sistema padaryta prie vandens telkinio ir dar turi davedinėti plūdį, ypač metaliniam antenom. Taip kad tos antenos jos nėra dėl grožio, jos kiekviena atlieka savo funkciją. Yra plūdės su labai ilgom antenom. Šitos plūdės yra daugiau skirtus gaudyti ten, kur labai smarkiai išsibanguoja vanduo, kur yra didelis vėjas, kur yra didelės bangos. Tokiu atveju pats korpusas yra panėręs, mes plūdį išsibalansuojam, kad tik matytųsi raudonas galiukas ir bangos pjauna tą plūdę po vandeniu. Tokiu atveju išlenda tik tais geltonas, raudonas galiukas paneria, geltonas išneria, bet tokiu atveju pati plūdinė šukinėja ant bangų ir masalas jūsų lieka panašiai stabilioj situacijai, kad jį išlaikyti. Korpusai plūdžių. Seniau labiau kreipdavom į tą korpusą dėmesį, dabar jau nuvėjo, jau mokam pasirinkti gramatūrą plūdės, mokam jau dirbti su kuo lengvesnė plūdė, bet vis tiek yra skirtingų korpusų plūdės. Šitą plūdį labai gerai dirbs ant pakelimų. Jeigu žuvis mėgsta pakelti masalą į viršų, mes labai greitai pamatysim išlindusi juoduliuką. Šita plūdė daugiau skirta tiek kanalui, tiek sroviai, abiejų plūdžių kyliai yra metaliniai. Šitos matysim labiau kibimą tik tais, kada jinai neria. Nes nėra korpusiukų, žuvis vos pakėlė, mes per 13 metrų, ar žvejoja su vypu 7-8 metrai, mes jau jos pakelimą sunkiai matysim. Yra plūdės. Yra plūdės aukšliai skirtos gaudyti, tai yra greito gaudimo plūdės. Irgi jų yra begalė firmų, begalė visokių, nuo 0,1 gramų iki 2-3 gramų. Irgi antenos lygiai taip pat skiriasi. Čia yra skirtos plūdės gaudyti su vipu, aišku, galima su sudartinė gaudyti meškerį, bet jos daugiau yra skirtos gaudyti su vipu, aukšliai, greitam gaudimui, nebūtinai aukšlė, tai gali būti ir kuoja, ir kita žuvis, kas yra aktyvus greitas kibimas. Čia yra plūdės pieštukai, kurios irgi atlieka atitinkamai savo funkciją vandenį, jos yra stabilios, jos labai greitai atsistoja į tą padėtį, kad greitai parodytų kibimą. Plastikinės antenos šitų aukšlinių yra stiklas antenos, yra ir aukšlinės su plastiko antenos. Vėlgi, visi šitie dalykai yra skirti ne tam, kad tai būtų gražu ar dar kažką, tai yra skirta būtent pagal žuvį, pagal jos elgseną, kaip jinai kimba, kaip greitai reikia reaguoti tuos dalykus. Tai va, taigi po sezono dažniausiai tas panaudotas plūdės visą laiką dedu į vieną dėžutę, jas kaupiu ir jau kada ruošiuosi kitam sezonui, tada kai kurias plūdės jau vis tiek vienaip ar kitaip tai užminė, tai jas apibaladoja, tai jom kažkokią tai įspaudą padaro. Tai dar kažką tai. Ir tada pagal jos stovi sprendė, ar ją restauruoti, ar ją mesti lauk. Plūdžių, kad suprastumėt, neperku jau po 1, po 2, jeigu aš pamatau tinkamą plūdę, aš perku visą seriją po 10 plūdžių, nuo mažiausios praktiškai iki didžiausios gramatūros, tam, kad akis paprasčiausiai pripranta prie tos pačios plūdės, kurią pritaikai tam vandens telkiniui. Ir nesinori imti kito modelio, nes kiekviena plūdė elgiasi vis kitaip. Ir kiekvieno karto įleisdamas į vandenį, darydamas pravedimą, tu turi prie jos prisitaikyti. Užtat geriau turėti jas vienodas,
vieno modelio, vieno gamintojo tas plūdeles, kad nereikėtų vėl per naujo taikytis, prie jų priprasti, akis. Prie srovinių plūdžių truputį vėliau prieisim. Tai va, visus šitos plūdės pagal kiekvieną situaciją tu prisitaikai. Dabar va čia va pasirišau greitam gaudimui su metalinėm antenom visą seriją nuo 0,2 gramų iki 3 gramų. Tai pradėjau nuo mažiausius ir davėjau iki didžiausius. Tai va šitus visus plūdės yra restauruotos. Kaip aš jas restauruoju? Va šitos plūdės irgi yra restauruotos. Kažkuriam video yra žmogus klausęs, kaip jas restauruoja. Tai aš po kiekvieno sezono sukrovęs tas dėžutės, žiemą jas išsitraukiu, tas plūdės sumetu į dėžutę, žiemą jas išsitraukiu ir tada pradedu ruošdamas sezonui, pirmoje eilėje aš jas parodysiu gal vieną. Nežinau, per kamerą matys, nesimatys, va yra nuo valo tempimo reguliavimų yra įpjovimai į plūdę. Tai va šitie įpjovimai reiškia yra pažeistas lakas ir pati plūdė yra pagaminta korpusas iš balzos. Prieš gal kokius 4-5 metus jau atsirado tokios pat plūdės su puta daromos. Iš putos, iš kažkokios tai chemijos, ten nežinau kas, bet va, čia yra iš balzos. Reiškia, pažeidus plūdės laką, pažeidus dažus, atsitinka taip, kad žvejojimo metu praeina į balzą, balza tai yra medis, balzos medis, praeina drėgmė vanduo. Tokiu atveju plūdė prisigeria ir jinai pradeda skęsti. Tai užtrunka po kokį 20-30 minučių žvejybos. Jinai po truputį pradeda skęsti, nes jinai prisigeria vandens. Ir mes prarandam, mes tą plūdę turim arba švinukus nuiminėti, kas nepatogu, arba juos šveist turim, arba tada tokiu atveju mes turim dėti plūdę į šoną ir imti kitą įrankį žvejoti. Tai tokiu atveju žiemą pasidarau tokius namų darbus. Kaip pavyzdys, va plūdė, čia yra nagų lakas, bet čia visas nagų lakas yra skirtas plūdžių lakavimui. Kas geriausias yra plūdžiai lakuoti, būtų idealu lakas matinis, kad plūdės neblizgėtų, kad nebūtų atspindžio nuo vandens, kada plūdė, jeigu sėdė aukščiau ir plūdė yra su blizgi, idealu būtų, kad būtų lakas matinis, tam, kad vanduo neatsimuštų į akis ar saulė, kad neatsimuštų nuo plūdės. Tokiu atveju geriau matosi plūdė. Parodysiu, kaip lakuoju plūdės, nes irgi buvo užduotas toks klausimas. Plūdės lakuoju nusipirkęs va tokį dailininko teptuką. Jeigu mažos plūdelės, 0,2 gramo, 0,3 gramo, tai galima lakuoti su tuo teptuku, kuris yra tarp lako. Bet jeigu yra plūdė jau didesnė, tai nepatariu lakuoti su tuo teptuku, kuris yra tarp lako. Jis yra per mažas, jūs per mažai paimat lako ir tokiu atveju ta plūdė gaunasi netolygi. Va čia yra per lakuota plūdė. Jinai gražiai, tolygiai užsidėjęs lakas, jeigu yra kažkur įbrėžimai, pažeidimai, jie pasidengia tolygiai laku. Kad ir paimkim didesnę plūdę. O jin gražiai pasidengusi yra matiniu laku. Tai va, parodys, kaip aš tą darau. Truputį išplakam laką ir pasiemam didesnį teptuką. Šitą teptuką dedam į šoną, jis mums nereikalingas, plūdė yra didelė. Mums reikia greitai uždėti laką, nes nagų lakas labai greitai
nu labai greitai džiūsta ir jeigu mes nespėjom. Tiesa, dar yra užrašas, čia Sensaso plūdė. Dar yra toks vienas momentas, kartais lakas nagų reaguoja su užrašu, mes jį nuvalom, taip atsitinka. Tai tokiu atveju, kad išvengti tokį dalyką, yra geriausiai patepti laką ir uždėti vieną sluoksniuką ant užrašo. Ir tą plūdę įsmeigti ir palikti keliom minutėm tam, kad nudžiūtų tas lakas. Va, didelė plūdė. Šita jau yra vieną kartą lakuota. Taip kad prots kaip greitai užlakuoti plūdę tam, kad neliktų jokių užsivėlimų ir visa kita. Įkišam teptuką ir greitai užpilam lako ant plūdės. Ant tokios didelės 3 kartus. Ir tada greitai mes visą laką greitai paskirstom po visą plūdę, perbraukdami kiekvieną milimetrą. Jeigu tik lakas pradėjo džiūti, tada labai negražiai gausis plūdė. Va, ir mes turim kuo puikiausiai nulakuotą plūdę. Ta plūdė kažkur tai įsmeigiam. Ir patartina šitą plūdę jau galima rišti ir dėti sistemą po paros laiko. Dar vienas gamintojas plūdžių yra vengras Dino, toksai gamintojas plūdžių, tai yra pasakęs taip: visas naujas plūdės, ar kurias tu nulakavai plūdės, ar kurios buvo padėtos, jas visas prieš rišdamas sistemas reikėtų truputį nuplauti. Jas reikia truputį nuplauti. Tokiu atveju jos tiksliau rodys švinuko svorį. Tai paprasčiausiai įmetam į vandenį, truputį panardinam, kad nusiplautų visos dulkės. Šitos plūdės yra visos perlakuotas, jos gali būti vandenį, išėjimam ir dedam visas sistemas, rišam valą. Va, o čia mes užtepėm valą ant pavadinimų, nes aš tikrai žinau, kad visas tas užrašas, gramai, visa kita nuo šito nagų lako jisai nusivelia. Tai imam teptuką, šitai plūdei 2 kartus uždedam gausiai lako ir greitai tą visą laką paskirstum iki kiekvieno milimetro tam, kad jisai nepradėtų džiūti, nes nagų lakas labai greitai džiūsta. Ir tada mes gausim labai negražią plūdę. Va ir viskas, ir plūdė paruošta. Tai va, parodysiu dar vieną. Nereikia gailėti lako. Nereikia jo gailėti. Tegu ten apačioj šiek tiek nuvarva, nieko tokio. Va, ir turim gražiai nulakuotą plūdelę. Tai yra pats paprasčiausias, aš taip ruošiuosi sezonui, nes plūdžiai, jeigu taip kalbant, pas mus parduotuvę nenubėgsi, nenusipirksės, reikia arba užsisakinėti, arba iš kažkur parsivešti, nes ne visur yra taip, kad ne visose parduotuvės yra taip, kad galėtum atbėgti ir nusipirkti. Parodysiu toliau, kas atsitinka nulakavus plūdės. Dar viena plūdė labai įdomi. Šičia yra plūdės Juki. Čia yra ispanų gamybos šitos plūdės. Teko gaudyti Lenkijos čempionate už tokį klubą SARS. Tai man tas plūdės ten padovanojo. Ko jos įdomius yra? Čia yra plastikas antena. Ir jinai yra uždėta ant stiklinės antenos. Reiškia, mes galim šitą plūdę naudoti tiek su tokia antena stiklinė, tiek galim užsidėti plastiką naudoti. Išbalansavus stiklinę anteną, mes uždedam plastiką, mes galim gaudyti jau tolimesniai distancijoje ir jau mes tą plūdę matysim, nes šitas stiklas yra 0,8 mm,
Ir kadangi sudurtinė meškerė yra 13 metrų, tai įžiūrėti už 13 metrų 0,8 mm yra tikrai geras iššūkis. Man jau tai yra sunku, tai aš tokiu atveju galiu užsidėti plastikinę anteną ir toliau matyti. Tai nulakavus plūdes mes turim va čia užlakuotą kilputę, kur prasiveria valas. Va toj va vietoj yra kilputė, kuri užsilakuoja. Nereikia dėl jos pergyventi, aš turiu tokią adatą pasidaręs. Prieš darydamas valą, verdamas sistemą, darydamas, aš su adata praduriu tą laką, nukrapštau šiek tiek. Ir tada galima naudoti plūdę. Va, ir mes turim dabar, kuo puikiausiai prasiveria valas. Kembrikai ant plūdės, kurie dets. Dar į ką atkreip dėmesį plūdės. Yra gamintojai, gamina plūdės ir skiriasi kylio vielos diametras. Atrodo tokia paprasta smulkmena, bet iš tikrųjų yra labai svarbi. Pavyzdžiui, turim šito modelio plūdės. Tai čia vien reguliuojant gylį plūdės labai geros, bet čia vien reguliuojant gylį mes toj pat sulangstum kylį. Jis, čiūt su rankom. Jį ištiesinti, maigai. Šita vėlava jau yra storesnė. Jau reguliuojant gylį, jau jos nebesulankstai. Jinai yra standi. Yra plūdės tokios. Šičia dar storesnis yra kylis, kurio tu nesulankstai. Taip kad reikia labai atkreipti dėmesį, 3 skirtingų diametrų vielos. Kembrikus, kai dedam ant valo, jeigu yra plūdė nepanaudota, yra tik subalansuota, aš uždedu vieną didelį kembriką pačioj, jisai yra 8-9 mm ilgio ir 2 kembrikai po 3 mm. Ir reikia labai gerai pagauti tokią jėgą, kad mes stumdytami plūdę, tai būtų ne per daug užspausta ir ne per minkšta, tam, kad mums nepabėgtų gylis. Aš, kada darysim sistemas, aš jums visus šitus dalykus parodysiu daugmaž, kad suprastumėt, kaip reikia daryti. Nes tai irgi yra labai svarbu, jeigu mes reguliuojam gylį ir mums sunkiai traukiasi plūdė, tai jau nebegerai, mes pjaunam valą. Jeigu per lengvai stumdysis plūdė, tai yra tikimybė, kad pagauta žuvis nuo jos smūgio, nuo vibracijos gali numušti plūdę. Taip, kad labai gerai reikia surasti balansą, kokia jėga turi užspausti silikoninis tas kembrikas valą ant kylio, tam, kad mes lengvai galėtume reguliuoti. Tai va, tiek trumpai apie plūdės, kad truputį suprast, kas yra plūdė. Aišku, šiltų metų laiku mes jas visas ištestuosim, pabandysim ant vandens, pažiūrėsim, kaip jos elgiasi ant vandens, tikrai parodysiu visas sistemas, kaip aš jas rišu, kaip aš jas darau. Parodysiu, kaip mes rišam sistemas, kad jūs suprastumėt, kas tai yra. Čia yra sistema, pirmas švinukas yra 12 numerio, 12 pagrindinis valas, nuo pirmo švinuko iki antro švinuko tarpas yra 15 cm, iki sekančio švinukų 10 cm, iki kito švinuko 5 cm ir iki pagrindinio švino 5 cm. Taip yra išdėstyta sistema. Ką reiškia 12 numerio švinukas, kuris parodo kibimą? Tai aš jums pabandysiu prie degtukų galvutės pridėti, kad jūs suprastumėt, apie ką aš turiu omeny, 12 numerio švinuką.
Tai va, pažiūrėkit, kaip atrodo 12 numerio švinukas. Ir 12 numerio švinukas, jisai sveria 0,019 gramo. Jo yra toksai svoris. Ir va tas metalinės antenos, šitas švinukas, jeigu mes ant šitos sistemos uždėtume va šitą švinuką, jisai pilnumoj paskandinto visą anteną. Tai įsivaizduokim, žuvis, turėdama kabliuką, imdama kabliuką ar masalą šitos sistemos, jinai nieko nejaučia, jokio svorio, kad dar kažkas tai masalą laikytų. Tai su šito plūdele, su šita antena galima gaudyti žuvytės 5-6 gramų, 10 gramų, 20 gramų. Tai, bet prie šito kitos laidelis, dabar supažindinau jūs su plūdėm, kuo jos skiriasi, kokie yra jų skirtumai. Ačiū visi, kad žiūrėjote. Ačiū už klausimus. Šiai dienai neturiu tiek daug galimybės, kad galėčiau atsakyti jūsų visus klausimus. Sekanti laida išeis vėl su Deividu, su Arūnu ant ledo, jų okupiruoti, jų valo išmetimas. Labai daug klausimų buvo, kaip jie ant diržų susidėję, turi ant diržų visus laikiklius, kur laiko žuvį, kur laiko jauką, kur laiko masalos. Taigi visą šitą parodysim sekančiam videoj. Tikrai noriu širdingai padėkoti už jau pasiekėm 1000 prenumeratorių. Tikrai ačiū už komentarus ir iki sekančio pirmadienio.